Sveiki, čia Balti vilkai, kur dalinuosi viskuo apie minties galią ir viskas tik pozityviai. Šiandieną buvau įkvėpta važiavimo namo ir klausausi savo pačios įrašų, kuriuos keliu į YouTube, keliu į narystės ir pokalbį su savim. Ir pagalvojau, kokia tai didelė meilė savo. Tai yra tikrai didelė meilė savo. Vietoje to, kad galvočiau apie problemas, apie praeitį, apie kažką, kas mane neramina, aš kūriau gerą jausmą. Daviau meilę savo. Daviau savo naujų minčių, daviau savo tikėjimų. Tai yra meilė savo. Ir kodėl meilė savo yra tokia svarbi gyvenime? Tai visų pirma, todėl, kad per meilę savo mes duodame savo laiko, gerą jausmą, gyvenimo džiaugsmą ir pasiekime tikslus. Meilė savo. Labai būtų įdomu išgirsti, kas tau yra meilė savo. Nes kai paklausiu žmonių, klientų, narių, jie nesupranta, kas yra meilė savo. Daugeliui meilė savo atrodo nueiti spa. Bet ne todėl, kad jiem patinka, o todėl, kad rodo per Instagramą, kad spa yra meilė savo. Bet jeigu, tarkim, man spa nėra meilė savo, man patinka būti, bet aš nesijaučiu gerai, nes man nepatinka ruošimasis, man nepatinka ilgai būti, aš mėgstu greitai išvažiuoti, tokia esu, tai nėra meilė savo. Man nėra meilė savo, kai aš stengiuosi kažką padaryti dėl kitų ir aš jaučiuosi blogai. Taigi, kas tau yra meilė savo? Kokie veiksmai, užsirašyk, kokie veiksmai tau yra meilė savo? Ir būtent per šitą jausmą, kiekvienos dienos jausmą, ar kas į savaitę bent po porą kartų, kaip tu save myli, kada tu jautiesi geriausiai, kada tu jautiesi atsipalaidavęs, atsipalaidavusi. Tai yra meilė savo. Todėl susiduriu su tokiu dalyku tiek programos nariai, tiek keli klientai, nes neseniai pradėjau vesti konsultacijas, turi didelę nemeilę savo. Nes negali rasti laiko kurti savo svajonės, kurti savo tikslus. Negali rasti laiko 10 minučių per dieną. Todėl aš pasiūliau įsivesti savo į planuotę, įsivesti Google kalendorių, į Apple kalendorių. Laiką savo. Kada būsite jūs be telefono, be TikToko, be Instagramo, kur kažkieno gyvenimas įdomesnis, o būsite su savim. Tai yra sunku. Žinau, su savim niekas būti nenorime. Todėl kai kurie žmonės, pažiūrėkite influencerius, kai kurie žmonės negali nė dienos būti be draugų. Nė dienos nematau aš jų vienų, nes jie nemoka būti su savim. Meilė savo yra laiko skirimas savo. Todėl klientam pasakiau, skirkit 10 minučių per dieną. Todėl mano konsultacijos yra, skirkit 10 minučių per dieną. Duokit man savo laiko 10 minučių per dieną ir aš jums padėsiu nueiti. Duokit programai 10 minučių per dieną ir jūs nueisit. Duokit savo 10 minučių pagalvoti, ko jūs norit. Duokit 10 minučių pagalvoti apie negatyvius savo įsitikinimus. Duokit 10 minučių savo paskaityti knygą, jeigu tai mėgstate. Duokit 10 minučių savo nerimo suvaldymui. Čia yra meilė savo ir meilė savo jums atneša daug gausos. Daug sėkmės, kodėl aš dažnai šneku, kad meilė savo ir yra minties galia. Nes meilė savo ir yra tas žingsnis, tas stipriausias žingsnis visur gyvenime ir manifestacijoje. Kur mes pradedame gauti tai, ko norime, ko nusipelnėme. Meilė savo yra laikas savo. Ir ką aš pastebiu, visi bėga dėl kitų. Bėga dėl savo verslo, bėga dėl savo kažkokių tai įsipareigojimų ir viskas gerai. Bet ar mes sustojame, iš tikrųjų sustojame? 10 minučių pagulėti vonioj, 10 minučių pabūti su savim ir paklausti, ką aš mėgstu, kaip aš norėčiau jaustis, kokia aš norėčiau būti ir ko man reikia, kad tai pasiekčiau. Tai yra meilė savo. Tai yra meilė savo. Ir žinot, aš iš tikrųjų tą meilę savo pradėjau jausti po minties galios ir suvokti, tai gal po kokių 5 metų tik tai, kad kai aš bėgu gyvenime,
bėgu, manifestuoju vieną dieną, atlieku vieną įrašą ir visą mėnesį nieko nedarau. Tik bėgu, padedu kitiem, darau tai, ko aš nenoriu, veikiu, ko aš nenoriu. Kažkodėl vietoj to, kad rinkčiausi miegot, aš einu paskui draugus, kad tik neprarašiau, neverta. Nes neturiu meilę savo. Nes nenoriu būti su savim. Ir meilė savo prasidėjo nuo to, kad aš pasakiau savo kiekvieną dieną. Aš asmeniškai kiekvieną dieną 10 minučių skiriu savo. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad negatyvius įsitikinimus aš rašydavaus į bet kokią užrašinę telefonę. Paskui 10 minučių skirdavau arba savaitės gale, arba tos pačios dienos vakare pakeisti pozityvius. Ir taip pat matydavau, ko aš nedarau. Žinot, žmonės užsirašo, aš noriu 10 000 eurų, bet mano negatyvus įsitikinimas, kad aš negaliu gauti 10 000 eurų. Bet sakau, kas tau kyla iš vidaus? Bet kur tu manai, kaip tu galėtum gauti, ar ne? Manifestacijai tai nėra įprasta klausti, kaip, bet mums kyla iš vidaus. Galėčiau ieškotis kito darbo. Aš norėčiau visai dirbti marketinge. Aš norėčiau parašyti knygą, aš norėčiau būti jogos mokytoja. Žmonės numeta šitos idėjas visas ir jie nieko nedaro. Ir neįgyvendina savo vidinio to pašaukimo, meilę savo. Tai yra duoti tai, ko norime. Kas tada vyksta, ateina kitos negatyvios mintis. Tu negali, jau daug tokių pat yra. Mama sakė, kad čia neįmanoma, geriau imki stabilaus darbo. Ir mes nustumėme meilę savo, tai kas mums patinka. Vėl klausome kitų. Meilė savo yra klausyti savęs. Meilė savo yra būti su savim. Meilė savo duoti savo naujų minčių. Meilė savo investuoti save. Laiką į save. Nebūtinai programas, konsultacijas ar kažkokias narystės. Duoti laiką savo. Todėl aš esu iš tų, kurie nemėgsta ilgai sėdėti ir tai yra nemėgstu žiūrėti programų, kurias investavau tikrai ne 1 000, tai yra viena pamoka trunka 30 minučių, arba viena pamoka trunka valandą, arba buvau tokiuose stovyklose, kur mes nuolat medituodavome ir aš tikrai jau pakildavau kažkokią zen būseną, kur aš nebesuprasdavau, kur gyvenimas, kur realybė. Man asmeniškai tai nepatiko. Man patinka gyventi, man patinka eiti žaisti padelį, man patinka maudytis jūroje, man patinka skaityti knygas, man patinka išgerti šampano. Ir aš noriu gyventi gyvenimą toks, koks man patinka puoštis. Man patinka būti susisukus į chalatą, kuris dovanotas mamos prieš 20 metų. Man tai patinka. Tai yra meilė savo. Daryti tai, kas man patinka, aš nenoriu pakilti zen. Aš noriu manifestuoti ir gyventi. Tai kodėl pas mane yra viskas taip lengvai? Ir linksmai, iš tikrųjų netgi linksmai, nes linksmumas, mes kai užaugome, mes kažkodėl nustumėme tą linksmumą, tą džiaugsmą savo toli. Tai yra skirta maždaug vaikam, ne tai yra skirta mum. Todėl aš ir dainuoju, nors ir nusidainuoju. Todėl aš ir įkeliu, tarkim, linksmus video, linksmus gifus, taip, linksmus tos trumpametražius filmukus, tam, kad keltumėme savo energiją, kad prisimintumėm, kad mes mokam būti linksmi, viduje šypsotis, nebūtina išorėje vaidinti klaunus ir linksminti kitus, mums viduje svarbu yra gerai. Tai va, mėlėjai. Todėl aš ir sukūriau programą, kiekviena pamoka neilgesnė nei 5 ar 10 minučių. Pats praktikos pritaikymas trunka 1-2. Tai yra sąmoningas savęs gaudimas dienos eigoje. Ir tam reikia kokių 7 dienų, kad mes priprastumėm taip elgtis natūraliai. Kai aš pajutau, kokia galia yra pakeitimo negatyvių įsitikinimų, aš supratau, kad aš galiu gauti bet ką. Mano norai nėra materialūs. Nes aš žinau, kad svarbiausia yra kelionė. Nes aš kai gaunu norus, aš gavau savo 30 000, aš gavau savo 3 000, aš gavau savo 10 000, aš gavau baltų vilkų verslą. Nors tai mano hobis, net nežinau, kaip pavadinti hobis verslas, nes tai malonu daryti. Kas po to, kai gaunu norą? Nieko. Viskas jisai jau yra. Tada mes žmonės esame, mes norim kažkokio kito tikslo, kad mums būtų motyvacija siekti. Todėl pati manifestacijos kelionė yra svarbiausia.
Nes jūs per šią kelionę, tarkim, nesvarbu, ko norite. Norite namo, norite pinigų, norite partnerio. Jums svarbiausia suvokti, ko jūs labiausiai norite. Ir kad ir norit namo, bet jūs galvojat, bet man reikia pinigų, beje, viena klientė. Bet man reikia pinigų, tai jeigu man reikia pinigų, man reikia geresnio darbo arba kažkokio verslo. Ir tada jinai taip nueina į tuos galvojimus, persigalvojimus, kad sakau, sustok. Ir spręskim, ko tu nori. Ir jinai suprato, ko nori namo. Tai jeigu tu nori namo, jinai turi tikslą, jinai turi motivaciją savo duoti meilę savo. Ir kas vyksta, jinai šioje eigoje, kol dirba su savim, kuria save. Kuria savo jausmą, kad jai būtų gerai gyventi kiekvieną dieną. Ką jinai savo kelionėje gauna. Jinai atrado savo pašaukimą, parašyti knygą. Ir ką aš pamačiau, kad jinai per knygą gali gauti savo namus, parduodant knygą daug egzempliorių. Kas tada bus, kai jinai rašys knygą, jinai sukurs Instagramą. Tada bus dar daugiau žmonių. Tada įkils kitos idėjos, kurios atnešė pinigus, bet ne viską darys su malonumu, iš tam tikro veiksmo. Meilė savo. Skirti laiką savo. Pradžioje skirti laiką savo yra, kas man yra meilė savo? Kada aš jaučiuosi maloniai? Tai čia yra pirmas klausimas, atsisėdus tas pirmasis 10 minučių. Kas man yra meilė savo? Tai yra, ką aš veikiu? Kada aš jaučiuosi gerai? Ar tai skaitant knygą, ar tai dirbant su savo nerimo, ar dirbant su savo nuotaikom, ar dirbant su kažkuo viduje. Nes kol viduje bus šitie pasipriešinimai, vis dažnesnės depresijos, nerimas, stresas, ateities baimė, praeities blokai, tol jūsų siela neras ramybės, tol jūs nerasit ramybės. Turiu žmonių, kurie man rašo paklodės į žinutes, paklodės apie tai, kokia mama bloga, apie tai, kaip jiem nesiseka, apie tai, kaip jie nemėgsta darbo, apie tai, kaip jiems yra blogai, kaip jie neapsisprendžia, ar aš noriu vyro, ar aš nenoriu, nes turėjau vieną, aš iš vis nebenoriu vaikų, aš manau, kad čia mama man įdėjo ir jie niekaip neatsisuka į save. Kada aš galiu pakeisti visą tai per sekundę? Aš galiu pradėti klausytis įrašų ir dėti savo naujas mintis, aš galiu pradėti atsisukti save ir nesutelkti dėmesio į negatyvą praeitėje. O dabar, nes praeities nebėra, jeigu pažiūrėtumėt, jos nebėra. Mes ją galim pakeisti, bet jos nebėra. Jos nebėra. Jūs turit galę ir kai mes suprasime, kad mes turime galę keisti savo ateitį dabar. Pradėję kurti gerą jausmą dabar, reguliuodami emocijas, įdėdami savo naujas mintis. Mes pamatysime, kad mūsų gyvenimas keičiasi. Aš buvau depresinga asmenybė ir labai stipri. Aš norėjau išeiti iš gyvenimo. Ir kuo aš dabar esu tapusi, aš žiūriu save veidrodį, aš esu kitokia, aš sukūriau save. Tais laikais aš būčiau palikusi tą vieną baltų vilkų pirmąjį įrašą ir daugiau nieko gyvenime nebedariusi, bet mane visata man siuntė išbandymus, kol aš pradėjau skirti laiko savo, meilę savo ir suprast, ko aš noriu. Pagaliau, ko aš noriu. Aš noriu kurti tai, kad ir man sako, kad tu iš to neuždirbsi, bet mano esmė yra neuždarbis. Aš jaučiuosi geriausiai, kai padedu žmonėm. Kai aš dalinuosi savo patirtim, aš jaučiuosi geriausiai. Kas tada vyksta? Pinigai seka. Nors tai nebuvo mano tikslas atrasti ramybę. Duoti meilę savo, kad aš jaučiausi gerai. Ir būtent su baltais vilkais aš jaučiuosi gerai, padedama žmonėm, kai aš matau visų rezultatus. Jau daugiau nei 500 žmonių gavo rezultatus. Tai yra gyvena gyvenimą. Tai nėra apie vieną manifestaciją. Taip, jos pildosi, mums užtenka kartais vieno vaizdo įrašo ir jos išsipildo. Bet tie, kas nori iš tikrųjų keisti gyvenimą, manifestuoti viską, keisti visas gyvenimo sritis. Tai yra išlipti, kaip sakau, iš tos lūšnos, įsivaizduokit, į pilį. Taip? Tai va, tai gyvenimas, kuriame mes viską turime. Ir tai prasideda mintise. Todėl viskas pas mane yra sukurta lengvai. Kai neturiu laiko, klausausi įrašų. Lengviausia klausytis nakties įrašų. Dieną klausytis afirmacijų ar rampages. Ryte pavizualizuoti. Ar atlikti bet ką, kas mums patinka. Čia yra trumpiausia formulė. Ir kas žmonės stabdo? Girdėjau beje keletą. Jinai prašo daug pinigų. Jinai prašo pinigų, viską daro mokamai. Taip, aš priejau to, kad viską darau mokamai. Nes tai yra mano energija. Ir energiją aš dalinuosi ir aš tikrai nuoširdžią energiją dalinuosi. Ir aš noriu iš to gyventi, kad man nereiktų eiti darbą nuo 8 iki 5.
Plius aš žinau, kad viskas, ką aš darau, atneša rezultatus. Kiekvienam žmogui. Ir jeigu jis to nemato, aš padedu tai pamatyti. Kad va, tu jau gavai idėją, tu jau gavai geresnius santykius, štai jau gavai 2 netgi kandidatus. Štai tu nusipirkai kelionę, štai tu gavai pardavimą, štai tu atsisakei klientės, nes jinai tau nepatiko, tu buvai savim, tu turi ribas, tu turi meilę savo. Meilę savo. Ir požiūris, žinoma, būtent apie tą, kai žmonės sako, kad daug. Tai nėra daug, aš galėčiau prašyti 1000 eurų už tai, ką aš duodu. Už tai, ką aš duodu. Bet aš noriu ir padėti, ir tuo pačiu gyventi. Valgyti reikia, čia yra gyvenimas. Aš negyvenu ant debesies, tai yra gyvenimas. Aš turiu mokesčius, aš turiu sąskaitas, kurias reikia apmokėti. Ir mes kiekvienas esame energija, aš skleidžiu energiją. Taip? Ir kad aš tos energijos turėčiau, aš turiu gauti jos atgal. Kultivuoju ją pati. Aš dirbu su savim. Taip, aš dirbu su savim. Aš duodu savo kiekvieną dieną minčių, meditacijų. Aš gaudau savo nerimą, aš gaudau savo praeities mintis. Ir imuosi veiksmų. Paprasčiausių veiksmų, kurie kyla iš vidaus. Ir jie man atneša daugiausiai. Atneša žmonės, atneša džiaugsmingus atsiliepimus, atneša ir tos pačius pinigus. Nors mano tikslas gyvenime buvo atrasti tai, kas mane darytų laimingą. Tai pagalba žmonėm, kad jie gautų tai, ko nori, kad jie išliptų iš to negatyvaus burbulo, kuris yra užprogramuotas televizijoje, Instagramuose. Pažiūrėkite, kokias antraštės žiūrit labiausiai negatyvės. Taip, mes esam žmonės, tai yra normalu. Ir kas tada būna, mes nesuprantam dienos eigoje, iš kur tas irzlumas atsirado. Iš to ir atsirado. Nes girdime kitų mintis, matome stresinius dalykus ir visa kita. Meilė savo. Meilė savo. Ir taip tam reikia valios. Tam reikia valios ir tikrai turime užsispirti, jeigu norime pasiekti kažką daugiau. Kad štai atėjo negatyvi mintis, aš užsirašau. Negaliu to vienas, ateinu į konsultaciją arba į programą. Noriu dar lengviau, ateinu į YouTube narystę ir duodu savo. Tai va, čia kad ir kainuotų 1000, jeigu jūs sau leistumėt, jūsų ta senoji versija, kuri nieko nenori, leistumėt, sau duoti, išleisti tos, 15 eurų, man atrodo, narystė. Programa 121, konsultacija dabar 69, bet kaina kils, nes yra didžiuliai rezultatai geri ir aš atiduodu labai daug savo laiko. Tai ne pinigų klausimas, tai yra baimės klausimas. Ar jūs norit keisti savo gyvenimą ar ne? Todėl nei vieno neverčiu, kai manęs paklausia, kas man geriausia, aš norėčiau ateiti, bet bijau. Pajusi, kada tau metas. Jeigu tikrai nori nebelaukti ir keisti gyvenimą, ateik. Taip, tai yra meilė savo, kur tu skirsi laiko savo. Nes kol mes neauksime viduje, nepradėsime galvoti apie save gerai, tol į mus nežiūrės nei pinigai, nei vyrai, nei darbai, niekas, nei verslai. Netgi žiūri influencerius, kurie turi Instagramus, jie pervargia. Jie taip nori parduoti, jie pervargia. Jų akys yra, matosi, pervargusios. Ir ar aš iš tokio žmogaus noriu pagalbos? Ne, nes man gaila jo. Jis pervargęs. Jie pervargusi. Ir kada daugiausiai gauname pardavimų? Kai mes pailsim. Kai mes pradame nebeįsitempti. Ir aš asmeniškai nekeliu 7 postų per savaitę. Nes aš žinau, kad aš prarasiu energiją, aš neturiu tam tiek laiko ir nenoriu daryti bet kaip. Tai va. Tai duokit laiko savo, kurkite energiją, sutvarkykit negatyvės mintis. Ir kas vyksta, kai duodame meilę savo, duodame gerų minčių, laiką savo. Kas vyksta? Mes kitokie. Mes pradame kalbėti kitaip. Mūsų žodžiai būna tvirtesni. Ir tai pajaučia tiek pirkėjai, tiek vyrai, tiek pinigai. Pinigai neis tenai, kur juos spaudžiame. Kur mes neleidžiame jiems pratekėti. Mes kaip vanduo. Jeigu vandeniui neleisi tekėti, jisai sustings, supus. Ir pro kažkur vis tiek išeis, pro kitas terpes ir skylės. Bet jeigu mes protingai investuojame pinigus, tarkim į save, knygą, nori tos knygos, nueik nusipirktų tą knygą. Pamatysi, tau grįž 2, jeigu ne 3, gausa per kitas vietas. Galbūt grįž kažkaip pinigais, galbūt grįž kažkokiais pasiūlymais ar nemokamais pakvietimais, kurie kainuoja labai daug. Meilė savo,
kai pradedame duoti, ko mums trūksta. Tai va, mylėjai, meilė savo. Ko aš noriu? Ko aš noriu? Kas man yra meilė savo? Pradėkit nuo to, tai yra labai stipru. Ir duokit savo 10 minučių per dieną. Kitas žingsnis. Pradėkit klausytis kai kurių įrašų, pradėkit medituoti arba klausytis pokalbį su savimi. Tikrai kiekvienas rasit, kas jums tinka. Pokalbiai su savimi yra veidrodėje pokalbiai. Jų galite nebūtinai veidrodėje klausytis. Galite ir šiaip, bet jeigu jūs išbandysit pokalbį su savimi, veidrodėje jūs pamatysit, apie ką aš kalbu. Pradžioje galbūt nusukame akis, nes netikime to, kas jau sakome, nes mes nepratę. Būtent ir yra minčių keitimas. Mes negimėme su mintimis tokiomis, kurios traukia viską. Kai kurie gimė, bet ne visi. Todėl mes patys turim duoti tokią meilę savo. Jeigu norime pritraukti norus vieną po kito, norime keisti gyvenimą. Nes gyvenimas yra, noro gavimas yra kelionė. Kiekvienos dienos kelionė. Kaip mes keičiamės. Kol mes nesikeičiame, norai arba tolsta, arba gauname trupiniais. Tai va, mėlėjai. Apie meilę savo išsakiau labai daug minčių. Ir mylėkit save, iš tikrųjų duokit laiko. Ir esame žmonės, yra normalu nukristi, yra normalu liūdėti. Mes tikrai ne robotai. Ir priimti save, kad taip šiandien tokia diena. Ir mylėti save. Iš tikrųjų, stebėti save, mylėti save, labai sąmoningai stebėti, ko noriu aš. Tai yra meilė savo, tai yra manifestacija. Ir tokiu būdu jūs sukuriate tą flow state, tai yra tekėjimo būsena, kai viskas teka per jūs, į jūs, pro jūs, į jūs, per jūs, į jūs. Gausa ateina ir jūs ją toliau skleidžiat. Gausa ateina, išeina ir jūs ją toliau skleidžiat ir vėl gaunat. Ir vis didesniais kiekiais. Tai va. Su meile, su didelė meile buvo labai įkvėptas įrašas ir neplanuotas. Tad su didelė meile ir gražių jums artėjančių naujų metų. Balti vilkai.